Sveiki, orus rytinėje, centrinėje ir pietinėje Europos dalyje rytoj lems aukšto slėgio sritys, kitur suksis dvi žemo slėgio sritys. Didelis saulėtų orų plotas rytoj bus pietinėje ir centrinėje žemyno dalyje, ją iš visų pusių sups debesis, kai kur gana stori. Šilto oro banga iš pietų kyla į vakarų bei vidurio Europą ir pamažu artėja prie Lietuvos. Šaltukas tik toli rytuose. Romoje rytoj bus saulėta ir 15 šilumos, Barcelonoje daug saulės ir šils iki 16, Paryžiuje bus debesuota ir 15 laipsnių, Londone taip pat debesuota ir taip pat 15 laipsnių šilumos. Debesuota Berlyne bus apie 12, Varšuvoje lietus ir 10 laipsnių šilumos. Lietuvos padangę šiandien dengia žemi debesis, šalies vakaruose palijo. Naktį beveik visur kurį laiką lis, dažniausiai negausiai. Dieną irgi daug kur palis, dažniausiai neilgai ir negausiai. Dėl drėgmės pertekliaus rūkas gali subuluoti bet kur ir bet kada. Lietuvos link plaukia vis šiltesni orai. Žemiausia temperatūra bus šį vakarą ir bus nuo maždaug 0 laipsnių šalies rytuose iki 5 šilumos Žemaitijoje, prie pat jūros bus iki 7 laipsnių. Vėliau naktį šils, o rytoj dienojus bus nuo 7 iki 9 laipsnių šilumos. Kitaip tariant, bus šilta, pilka ir šlapia. Iš vakarų plaukiantis žemi debesis dangų uždengs visur ir naktį ir dieną bus lietaus, dažniausiai negausaus, tik ne visur iš karto. Bolos rūkas. Žemiausia temperatūra naktį bus nuo 0 iki 5, prie pat jūros 7 laipsnių, dieną bus iki 7-9 šilumos. Trečiadienį ir ketvirtadienį taip pat bus lietinga. Naktimis lis tik tai vietomis ir mažai, dienomis beveik visur, gerokai ilgiau, bet taip pat nelabai gausiai. Be abejo, kabės ir rūkas. Bus dar šilčiau. Naktimis vės iki 6, 8 ir 7, 9, dienomis šils iki 8-10 laipsnių šilumos. Kągi, orai kol kas šlapi ir šilti. Panašu, kad savaitės pabaiga didesnių staigmenų nepateiks. Tiek šį kartą apie orus, o pabaigoje Lietuvos